Marškinėlių pardavėjas pagarbiai paspaudė baikeriui ranką. Paskui pasisuko į kaimynę ir valiukiškai paklausė: "Tai kaip, Klaudija, varysim paklausyti muzikos? O gal tavęs namie laukia piktas vyras ir alkani vaikai? O gal siusioti norintis šuo?" Klaudija smagiai nusijuokė ir visą ją kauščius įtampą išsisklaidė. "Ne, ačiū Dievui nelaukia." Paskui tyliai lyg pati savo pridūrė: "Jau nebe. Ji laisva, jos niekas nelaukia, ji niekas negrasina. Jai nereikia niekur skubėti, nieko bijoti, gali išgerti ir antrą, ir trečią alaus. Kiek nori klausytis gražių muzikantų, flirtuoti su vyrais ir negrįžti visą naktį namo." Per tas kelias savaitės jį įsitikino: Berlynas itin laisvas miestas. Pardavėjos ir kirpėjos atsisveikindamos sako ate. Čia niekas nenori tavęs įskaudinti ar įžeisti, čia sumišė tiek daug kultūrų, religijų, požiūrių. Žmonės čia neteisia ir nevertina kitų pagal savo mastelį. Jie neskirsto pažįstamų ir nepažįstamųjų į kastas, grupės, klubus. Neklijuoja jokių išankstinių etikečių. Jie neapsimeta esą geresni, turtingesni, laimingesni, protingesni, nes nėra jokio reikalo. Vis tiek niekam nepadarytų įspūdžio, nes niekam nerūpi koks tu. Ir ji gali būti tokia, kokia yra, kokia visada norėjo būti. Arba gali būti kitokia, gali būti kokia tik nori. Kas jai darbo vienas ar kitas vyriškis, vienaip ar kitaip užduotas klausimas. Čia žmonės švenčia gyvenimą ir ji švęs.